Sveiki, eteryje laida Vasaros receptai. Sveiki. Kokia pirma mintis šauna į galvą išgirdus šį pavadinimą? Žinoma, šašlykai. Taip, šašlykai. Šiandien su Arnu aptarsime dar vieną populiarų šašlykų kepimo receptą. Arnas truputį papasakos, kaip jisai yra marinuojamas ir kepamas. Taip, tai šiandien kepsime šašlykus. Yra daug įvairiausių marinatų. Dauguma žmonių marinuoja pagrindinį marinatą, tai majonezas ir svogūnai. Ar gali truputį aptarti šitą marinatą? Jo, svogūnai marinuoti labai gerai. Majonezas nemanau, kad gera mintis, kadangi majonezas gaminasi iš kiaušinio trynių, garstyčių, acto ir aliejaus, tai nesuprantu tiesiog, ką marinuoti mėsą kiaušinio tryniuose, ten aliejus. Svogūnai iš kitos pusės yra labai gerai, kadangi svogūnų sultis minkština mėsą. Tai galite svogūnus arba pjaustyti ir juos sutraiškyti, o iš vis būtų labai idealu, jeigu svogūnus sumaltumėte arba sutrintumėte trintuve ir nuspaustumėte skystį ir būtent tame skystyje ir marinuotumėte. O actas, dedamas būna dar ir actas prie to pačio. Tai... Actas irgi rūgštis minkština mėsą, tačiau actas prideda savo skonį, svogūnas tikrai skaniau negu actas. Turime kelis ingredientus, gal gali papasakoti tada, kokius ingredientus mes dėsime tiesiai į mūsų marinatą. Taip, čia šiame inde turime graikišką jogurtą, aš naudoju 10% riebumo. Čia yra čili pipirų dribsniai, druska, kuminas, kalendra, raudona saldžioji paprika, česnakas ir raudonėlis. Tai čia jau toksai variantas, kuriam panaudojame gan didelį asortimentą prieskonių. Tai ir viską tiesiog sudedame į indą. Taip. Dabar šiandien naudojame vištieną, tai viską sudedame į indą, išmaišome, paliekam marinuotis kažkiek laiko. Idealu būtų palikti per naktį, iš vakaro jau sugalvojat, kad rytoj važiuosit į sodą šašlykų, pasidarot marinatą, pasirašyt vištieną, susidedat ir paliekat Rytoj atvažiuojate į sodą, viskas jau mėsa minkšta, skani. Taip, tai dabar dedame ingredientus į marinatą, sudedame visus ingredientus, išmaišysime. Koks pagrindinis yra ingredientas naudoti šalia? Kai jau užsikepam šašlyką, ką lietuviai mėgsta dažniausiai užkasti šalia? Tai klasikinis būtų ryžiai. Ryžiai, svogūnai marinuoti. Aš jums šiandien parodysiu šiek tiek kitokį valgymo būdą. Tai irgi bus svogūnai, bet jie bus marinuoti su žagreniu ir petražolėmis. Toliau turėsime naminę pitos duoną, kurią aptepsime lydytų sviestu. Pabarstysime dar rytietiškais prieskoniais. Žiūrėsim. Kaip su padažu? Dauguma lietuvių valgo šašlyką su padažu, kečupu. Reikia kečupo prie šašlyko? Čia skonio reikalas. Man asmeniškai nereikia. Kartais būna užsinoriu aš to grįžti vaikystę, kai sode su tėvais kepdavom ten sprandinės šašlykus. Dabar šiuo atveju nemanau, kad padažo reikia, kadangi mėsa tikrai sultinga. Prie mėsos taip pat aš dar iškepsiu pomidorą ir čili pipirą, kuris, kaip arabai valgo, susitrina, susideda į tą pitą ir gaunasi toks kaip padažas. Nemanau, kad šiam patiekalui jo reikės. Tai šiandien kepame arabiško stiliaus tokį patiekalą. Truputį gal gali užvesti žiūrovus ant to arabiško stilius. Iš kur kilo ta idėja, kaip jie sugalvojo, ar senai tai kilo, tas pitos valgymas su mėsa, su daržovėmis? Čia istorijos senumo tikriausiai nuo pat žmonės atsiradimo, kai duona pradėjo kepti ir viskas. Pita yra labai paprasta duona jiems, kadangi jie klajokliai keliaudavo iš vietos į vietą. Ir jų netgi šašlykinė vadinasi mangalas, kuris reiškia, kad jie yra portatyvinė, kurią gali pasimti ir išsivežti kažkur, kur reikia kitur. Taip pat ir pitos duonos, jos yra plokščios, jas patogu pasimti, todėl manau, kad jas valgo jau ten 1000 metų. Taip, tai dabar maišome, išmaišome ir išmaišome, kad mėsa pasidengtų to lygiai. Ką, mausim ant iešmų? Taip.
Taip, tai kol šašlykai yra kepami, truputį papasakok apie savo darbo patirtį užsienyje ir Lietuvoje. Vis tiek, esi dirbęs ir ten, ir ten. Kaip tavo patirtis praėjo užsienyje ir Lietuvoje? Truputį papasakok apie tai. Na, čia kaip diena ir naktis skiriasi, kadangi Lietuva atsilieka dar šiek tiek. Na, dabar jau žengėme to žingsnius į pasaulinę gastronomiją, tai gavome ir Michelin vertinimą šiemet. Jau pagaliau ir net 4 restoranai iš Lietuvos gavo Michelin žvaigždutę. Yra ko džiaugtis, bet ta patirtis, aišku, na, Vilniuje turbūt vėlgi kitaip. Mažuosiuose miestuose pas mus Panevėžyje, tai sakyčiau, yra kol kas labai viskas dar atsilieka stipriai. Nėra tos darbo etikos. Į darbą virtuvėje žmonės turbūt nežiūri dar kaip į labai rimtą karjerą. Tai renkasi labiau tą darbą tokį, žiūri kaip į padavėjo profesiją, toks, kad tiesiog darbas tuo metu tai moka sąskaitas ir tiek. Taip. Užsienyje, kiek man teko dirbti, aš dirbu su labai motyvuotais žmonėmis, kurie tikrai toje srityje dėl to, kad jiems patinka, jie nori pasiekti kažko. Ir dėl to priežasties keliauja dirbti į pripažintus restoranus pas gerus šefus, kad išmoktų patys to, ką moka šefas. Supratau. Tai šašlykai jau, kaip matau, beveik yra iškepę. Jo, jau netoli. Mes juos dar truputėlį apkepsime, tada paliksime mėsą truputėlį pailsėti, kadangi mėsa gauna didžiulį stresą nuo karščio. Jį įsitempia. Pailsinsime jas kokias 5 minutės, rumuo vėl atsipalaiduos ir mėsa bus sultinga. Tai iškepus nereikia iš karto bėgti prie stalo, šašlyką nuėminėti nuo iešmo, dėti ant stalo ir visiems valgyti. Reikia truputį leisti pailsėti tai mėsą, kad jinai atsigautų šiek tiek. Taip, ta mėsa tiesiog atsipalaiduos, bus minkštesnė, sultingesnė. Duokit, paragausim iš karto. Čia žalia. Žalia? Ne, manau, kad žalia. Kaip skanu? Kranto gustavai. Labai skanu. Iškepta idealiai, dar kelios minutės, leisim pailsėti, dėsime ant stalo ir gaminsime dar garnyrą šalia. Tai šašlykai yra iškepti, tai paragaujam. Prašau, skanaus. Skanaus visiems. Mėsa labai gerai iškepta. Garnyras, kaip matau, irgi tobulas. Labai skanu. Ką, Arnai, ačiū tau. Prašau, malonu. Malonu. Visą gerą.